išblaškys pasaulis mus. Aš nebeklausiu liauno lino, kas laimę bėgančią. Galima vaikščioti. Šiuo metu nuo 2020 metų Telšių vyskupas yra Algirdas Jurkevičius, kuris ilgą laiką dirbo Kauno arkivyskupijoje. Tos ir įstatytos pažymint Žemaitijos krikštą. Parengtos, išsiųstos į Vatikaną, dabar reikia tik surinkti papildomai duomenų, kiek yra įvykusių stebuklų, kiek išgijimų ir panašiai, kad būtų patvirtinta. Šitas procesas yra labai ilgas, jis gali trukti 10 metų, gali 20, gali 50, nieks nežino, kada to pasibaigs. Hei, Telšė, Žemaitija, sostinė! Kur mastis bangoj ir pena vėja žyd, ak, vėja, pena vėja! Und septynių kalvų stuo Telšė, saulė und ežerą auksą išlei. Mastis pasakas tylę šnabžt, vasaras vies dainas neš. Miest po biškį skleidas kapžeits, kol toliau tau gražiau sužyt. Žmonės renkas iš artėj ir toliai, nes Telšė šerdė veita ypatinga. Ak, vėja, pena vėja, ak, tu mūsų pena vėja. Iš tūkstančių žeidų vainek supins, Telšių šerdynom žems įpins. Ak, vėja, pena vėja, Žemaitijos žeidėlį, tarp žeidų meškelė šypsos, mūsų šerdelis gaivė. 5000 žeidų sužydėjai, spalvom vėsa aikštė nušvytėjai. Vaineks pena vėjų, Telšius pražyda, visų širdis suskyda. Vakar jau kas muzikonta gruoj, pena vėjų kvaps aplinkaus klont. Tokį dainą ne kiekvieną dainą, bet prisiminimus ilgam pasiliekt. Ak, vėja, pena vėja, ak, tu mūsų pena vėja. Iš tūkstančių žeidų vainek supins, Telšių šerdynom žems įpins. Ak, vėja, pena vėja, Žemaitijos žeidėlį, tarp žeidų meškelė šypsos, mūsų šerdelis gaivin. Oi, oi, Telšė, mūsų Telšė, kol pena vėjas čia žydės, tol žemaičių dainas skambės. Oi, Telšė, mūsų Telšė, mūsų meilė.
Bet vis tiek veidas tai jau. Kokius vyriškus rengiamės? Kokius paspausti? Seniausių. Pagal? Čia skrydė turi. Nu, ko sveiki atvykę Žemaitėje į Telšius į tokį mini žemaitiškų patrau degustaciją. Žinot, kokie mes žemaičiai esam? Atkakus, mažakalbė, fiziškai labai stėpus, santūrų, stropnus, sak žemaitis girks ir nuryti iki večeris. Kokį žemaitiškas šeimą? Nu, neveina vyra, viens vakščių čia. Siek vyrs į knapsą. Knapsą, kur valandom. I praegu izvedėjus valandų, kol atsiso, kai sako, jeigu kur nors užklaus, kon sakėja, mon sakėja, man tokie į žemaičiai. Žemaičių moteris turi krūvo vaklų ir reikėjai moteris turėti. Atsinežiau instrumentas, kas čia instrumentą? Čia du Senovinis krušieklis, lengeris, tavo aš sakau. Lengeris senovinis. Vieni vadina menturiu, pas mus vadina skirtaim krušieklis, arba vadina Šeftai, jūs, ponė, neužmirškit, kur esate. Iš šiandien valgys negausit, tik paliesti. Žinot, kad jau jum nėra kur dinti, žinokit, esate tokio veikia. Palaikykit. Ir mums moteriškom reikia ko daryti, pirmiausia pasirūpinti vyrams. Aukštą vargonas graisiu, visas panelės matysiu. Todrilė, 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 to, to, to. Todrilė, 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 to, to, to. Šoka panas lincių gėlį ir pameti kvartų gėlį. Todrilė, 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 to, to, to. Todrilė, 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 to, to, to. Jūs vaikelė, nejuokaukit kvartų gėlius atidaukit. Todrilė, 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 to, to, to. Todrilė, 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 to, to, to. Šokit panas, kad ir basas čia ne porva ir nerasas. Todrilė, 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 to, to, to. Todrilė, 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 to, to, to. Čia išyps 52 stulpelė. Praktiška kalvarijos kalna. Kaip jau tiek sudainuotumėm, tai būtumėt atsiliūrę. Kur nusprendžiama, kad reikia steigti žemaičių vyskupystę su centru bažnyčia. Pirmoji bažnyčia atsiranda ten, bet tai, ką jūs matot, nėra tai. Matom, žinom, stebim, labai malonu. Iš Utenos žmonės. Labai gerai, aukštaičių sveikinam. Iš Pautenos, iš Raudonos bažnyčios. Gerai, brangiai. Raudona. Buvo dviejų vyskupų Giedraičių atstovų palaikai, kurie dabar yra iškelti. Tai vyskupo mama tikrai jūsisi čia po žemę. Turėtų grįžti. Nuėjimas toli. Ne, čia yra langelis. Langelis iš lauko pusės. Tai va. Tikrai tai, nes iš tos senosios, kai jau Pasiliktume iki naujų.
tais takais, kur visi vaikšto, pradėjom nuo pelkių kažkokių tai, nuo mažų miestelių, kol galų gale atvažiavom į sostinę, į kultūros sostinę ir mūsų visos tapatybės širdį. Ne šiaip sau sako barniai, Žemaitijos širdis, kad tuo įeisite pro duris, prieš įeinant jūs tuoj pasitiks šioks toks surprizas. Kai įeisim į vidų, aš jau su jumis atsisveikinsiu, paliksiu jūs muziejui, o aš eisiu iki keleivinės, kuri mane bandys nuvežti atgal iki Kauno, nes jūs tada jau važiuosit link Utenos. Ačiū jums. Ačiū jums.